Nu, bičiuliai, akcija, atrakcija, 1300 eurų nuolaida. 1300 eurų nuolaida ir kas atvažiuosit į vietą, su rimtų pirkėjų dar pasidėrysim. Kokius 300 tai tikrai. Bendroji sumoje bus 1600 eurų nuolaida. Retai tai pasitaiko, bet savaitgalinė akcija. Rytoj dirbam šeštadienis nuo 9 iki 17 valandos, poryt sekmadienį nuo 9 iki 15, tai gali drąsiai atvažiuoti, pasižiūrėti, pasibandyti ar šitą, ar bet kurį kitą automobilį, kurį turime aikštelėje. Jokių problemų, automobilių virš 30, tikrai kažką įsirinksit. Na, o dabar einam prie temos. Mercedes-Benz CLA 250e. Benzinas elektra, įkraunamas hybridas, ant elektros nulėkė pilnai krovus apie 70 km. Taip kad variantas, kaip sakant, neblogas, nedidelis automobilis, lengva prisiparkuoti visur ir, kaip sakant, taip pat ekonomiškas. CLA 250e turi parktronikus, turi galinio vaizdo kamerą, turi taip pat distroniką, atstumo palaikymą, susidūrimo prevenciją, linijų palaikymą, ženklų atpažinimą, 2 užvedimo raktelius. Taip pat turi ir elektrinį bagažinės dangtį. O, čia mudanėlis sukrautas viskas, kaip sakant, ko reikia, laidai taip toliau. Bagažinė kaip hatchbackui tai labai erdvi. Čia prisidėti galit vajai. Taip, einam toliau. Tamsinti langai. Taip, pusiau odinis salonas. Čia galia kaip nauja, kaip niekas nebūtų iš vis sėdėjęs, nors tokia pat situacija ir priekė. Štai, kombinuota oda su medžiaga. Juodos lubos, panoramikė. Taip, einam toliau. Beraktis užvedimas, beraktis atrakinimas. Taip, čia viskas elektra, langai, veidrodžiai elektra, veidrodžiai užsilenkiantis, pritemstantis. Vairuotojas sėdynė, žiūrėkit. Ledas. Ledas, porankiukai, viskas, čiki. Čia ledas, apdailos, viskas ant durelių gražu. Čia visur oda apsiūta. Ekranas per visą. Taip, multimedija yra, navigacija yra, Webasto štai yra. Toliau klima, kondicionierius yra, kaip sakiau, 2 užvedimo rakteliai, važiavimo režimų 7, multimedijos valdymas. Čia viskas pilnai multifunkcinis vairas. Ekranas per visą, LED, kaip matot, yra ir navigacija, ir multimedija, čia visokių bairių galima prisižiūrėti. Taip, toliau yra kondicionierius, klima, Webasto, važiavimo režimai. Žiūrėkit, individualus, sport, komfort, electric, vien ant elektros, battery level režimas, eko režimas. Taip kad keičiat režimus, keičiasi spalvos ir visa kita. Varikliukas šitam modeliui 1,3, 118 kW. Tie varikliai yra ganėtinai patvarūs, jeigu juos tinkamai prižiūri. Automobilis nuvažiavęs 204 000 km, matot patys iš salono, iš visko, viskas atrodo tikrai labai gerai išlaikyta, važiuoja maloniai, varikliukas dirba tvarkingai, niekas nebalda, niekas nebilda, niekas nebarška ir taip toliau. Šito automobilio kaina dabar, taip, kiek dabar ta kaina? 19 300 eurų. 19 300 eurų buvo kažkas 20 500, kažkas tokio. Tai dabar 19 300, tai manau su rimtų pirkėjų tikrai už 19 susitarsim. Galite pirkti įsimokėtinai 4,5% metinės palūkanos, jokių riborų ir kitokių paslėptų mokesčių. Su pradiniu įnašu, be pradinio įnašo, kaip jums patogu, taip, jokių problemų. Taip kad lauksime jūsų Vyšnių gatvė 2 Lukšiai Šiaulių rajone.
Rytoj, kaip sakiau, dirbam nuo 9 iki 17 valandos, tai yra šeštadienis, poryt sekmadienį dirbame iki 15 valandos. Lauksime jūsų ir iki sekančio.